visą laiką matėme robotus kaip įrankius. Tas pats, kaip aš naudoju laptopą, tačiau pagrindinis klausimas yra, ar gali robotas turėti tas pačias savybės, kaip, pavyzdžiui, įkvėpimą, motyvavimą darbuotojo, kaip lyderis. Šiek tiek gal praskleisk, apie kokius robotus mes kalbam. Įsivaizduojam tave įkvepianti dulkių siurblį. Taip. Vat jis ir neįkvėpia manęs, žinok. Mes kalbame apie robotus, kurie turi žmogaus tam tikras savybės, tai sakykime, akys, rankos, nes mes kaip žmonės, mes norim to kontakto ir net, kai tas kontaktas galbūt, sakykime, nėra tas žmogiškasis tikras, mes vis tiek siekiam, kad tas jaustųsi tarsi kažkokia tikrovė, tokia emocinis ryšys. Pirmas įsivaizdavimas tikriausiai yra, kad žmonės šiaip nenorėtų dirbti su robotais. Galbūt aš tikėjausi pati kaip mokslininkė tokio didesnio skirtumo tarp, kad galbūt su žmogum man dėl kažkokios priežasties yra geriau dirbti, galbūt aš ten produktyviau dirbu ir taip toliau. Pirmam tyrimė dalyvavo apie 137 žmonės, iš jų 130 pasirinko dirbti su robotu. Žmonės dažniausiai renkasi jaunesni, nes jiems tai yra įdomiau, nes jiems tai nėra taip keista, nes jie yra pripratę prie technologijų ir kai tu net klausi, jie sako, tai čia kaip, nežinau, ChatGPT tik tai su klonu. Reikia psichologinio saugumo, man reikia suprasti, kad tu manęs skeptiškai nevertini, kad aš galiu pasakyti, kad kažko nesupratau, kad jei padarysiu klaidą, tu nepulsi manęs dabar čia šaukti ir panašiai. Tam su žmogumi užtrunka šiek tiek daugiau laiko. Ar stebėjot papildomai kritinį mąstymą? Ar žmogus susimąsto, ar robotas man padeda teisingai? Pasirodo, nekyla, žinok. Baisu. Realiai iš tų 300 žmonių, nesumeluosiu, iki 20 žmonių bent kai kuriuos atsakymus, ką robotas pasakydavo, patikrina, kas man atrodė labai mažas skaičius. Tai robotai dėstytojai ar dar toli?